Daugelis fotografų pradeda savo fotografijos karjerą nuo susidomėjimo technika, aparatais, aplinka, šviesa ir panašiai. Ir fotosesijos metu jie atlieka labai įvairų darbą. Stilisto darbą, vietos paieškos darbą, aplinkos stebėjimo darbą, darbą su šviesa, operatoriaus darbą ir panašiai. Ir pamiršta vieną svarbiausių, mano nuomonė, dalykų fotografijos veikloj, o jeigu kalbėsim konkrečiau, tai portretinės fotografijos veikloj, tai darbas su modeliais kaip režisierius. Ir šiandien mūsų tema būtent yra skirta tam, kad mes išmoktumėm dirbti su modeliais, vienas dalykas. Kitas dalykas, mes sugebėtumėm perlipti per savo baimės ar nepasitikėjimą tam, kad vėlgi su modeliais dirbti efektyviau, greičiau, paprasčiau ir tie patys modeliai neuždavinėtų mum klausimo, kurį mes visada girdim ir kuris visada yra mums svarbus, ką man dabar daryti. Nes kai užduoda tą klausimą modelis, fotografo galvoje iš karto pasidaro tuščia ir jisai galvoja, blemba, ką man dabar daryti pačiam ir ką man sakyti modeliui, ką dabar daryti modeliui. Tai toksai užburtas ratas, kai galva tuščia ir mes nesugebam sugalvoti kažkokios istorijos, nes atsirandam streso sąlygose. Tai mano tikslas ir mano darbas fotosesijos metu tai yra taip sąveikauti, taip dirbti su modeliu, kad mes galėtumėm kartu kurti ir mes galėtumėm dirbti kaip režisierius ir kaip aktorius. Nes fotografija iš esmės nelabai ko skiriasi nuo kino. Jeigu mes paimsim 3 meno rūšis – fotografiją, kiną ir literatūrą, kuo tos rūšys skiriasi tarpusavyje. Knygoje mes turime aišku siužetą ir neaišku vaizdą. Mes jį savo įsivaizduojame tą vaizdą. Knygoje, taip, filme mes turim aišku vaizdą ir aišku siužetą. Tai fotografijoje mes turime aišku vaizdą ir turėtumėm turėti neaišku siužetą. Reiškia, siužetas mums turėtų vaizduotėje kažką pajudinti, nes fotografija tai yra momentinis menas ir momentiniam menui labai sunku pritraukti žiūrovo dėmesį. Ir dėmesio pritraukimas mums visada yra reikalingas, aš apie tai jau kalbėjau, apie tai dar kalbėsiu. Ir kai mes dirbam su modeliais, tai tas dėmesio pritraukimas vyksta dažniausiai istorijos ir emocijos pagalba. Ir jeigu istoriją mes galim pakankamai lengvai sukurti, ją sugalvojant, įgyvendinant stiliaus pagalbą, vietos pagalbą, rūbų, rekvizitų, aksesuarų pagalbą ir panašiai, tai su emocija dirbti yra žymiai sunkiau. Ir emocija tai yra atsakas į dirgiklį. Reiškia, modelis turi turėti kažkokį tai dirgiklį tam, kad kažką pradėtų jausti. Ir čia yra didžiausia problema. Didžiausia problema yra ta, kad mes tikimės, kad modelis pats sugeneruos savo tos dirgiklius, kad modelis yra puikus aktorius, kad jinai turi, ar jisai turi, ar pora turi didžiulį pasiruošimą aktorinį ir jie ten savo kažką sugalvos, mes jiems sakom, padaryk ką nors ir jinai lygtai kažką padaro. Tai yra didžiulė klaida, nes iš esmės taip nevyksta. Galbūt 1 iš 1000 žmonių taip elgsis ir sugebės jums duoti tai, ko jūs norite, arba netgi suimprovizuoti ir viršyti jūsų lūkesčius, bet dažniausiai dėja taip neįvyks. Dažniausiai mums reikia modelio pagalbos ir modeliui reikia mūsų pagalbos. Ir tam mes su modeliu turim pradėti bendrauti. Ir dabar aš paprašysiu, kad Karolina ateitų pas mus. Ir jeigu mes kalbam apie aplamai žmonių bendravimą, tai mes turim 3 bendravimo zonos. Tai yra socialinė zona, kai nepažįstami žmonės vienas su kitu bendrauja, arba, sakykime, darbe nelabai artimi žmonės, sakykime, šefas ir pavaldinys ar dar kažkas. Reiškia, socialinės zonos atstumas yra maždaug 1,5 metro. Ir socialinėje zonoje mes matom žmogų visą, nuo kojų iki galvos. Antra zona yra draugų zona,
kai maždaug atstumas yra apie 0,5 metro, gal su variacijom. Vėlgi šičia viskas labai priklauso nuo mentaliteto ir nuo tam tikrose šalyse tos zonas gali skirtis. Jeigu pas italų socialinė zona gali būti 0,5 metro, tai pas skandinavus jinai gali būti 3 metrai. Iškia labai didelė. Bet aš dabar kalbu apie, sakykime, tokį vidurkį. Ir, iškia, draugų zona ir intimi zona, kai mes iš esmės kontaktą turim. Tai draugų zonai mes matom žmogų nuo bambos iki galvos ir jeigu turim intimę zoną, mes iš esmės matom tik vaizdą, tik veidą arba kažkokias detalės. Ir čia yra viena klaida, pirma klaida, kurią daro naujokai. Fotografuodami modelius mes iš esmės jaučiam modeliui tam tikrą draugiškumą. Mes su juo dirbam ir panašiai, mes kažkiek peržengiam socialinę zoną, einam labiau link draugų zonos, bet čia yra viena apgaulė, kurią mūsų smegenys mums pakiša. Jeigu mes pažiūrėsim naujokų nuotraukos, tai dažniausiai visos jos bus nufotografuotos taip, nuo bambos iki galvos. Esmė yra ta, kad kokį objektyvą mes nepaimtumėm, ar teleobjektyvą, kuris pritraukia vaizdą, ar platų objektyvą, kuris vaizdą daro platesnį, mūsų smegenys sako mums, kad tai mano draugas. Ir su draugu mes bendraujam draugų zonui. Nuo bambos, kaip sakiau, matom iki galvos. Ir mes dėl tos priežasties stengiamės fotografuoti nuo bambos iki galvos. Ir jeigu jūs pažiūrėsite naujokų nuotraukas, tai visos nuotraukos, praktiškai dauguma nuotraukų, jeigu jas taip atidarai Instagrame, pavyzdžiui, ir atitraukęs vaizdą ir kad matytum visą galeriją, tai daugelis, 90% nuotraukų bus būtent tokių, nuo galvos iki bambos, nes taip mums patogu, taip mes bendraujam ir taip mes norim matyti tą žmogų. Ir šičia reikia stabdyti savyje tą jausmą ir tą norą ir stengtis, reiškia, fotografuoti tiek plačiau, tiek detalės, tiek, reiškia, nuo bambos iki galvos. Tai čia kas liečia socialinės zonos įtaką mūsų nuotraukoms. Bet yra ir kitas dalykas, kaip mes bendraujam su modeliu. Ir čia yra labai vienas svarbus dalykas, kurį aš noriu akcentuoti ir kurį visą laiką noriu pabrėžti ir kuris yra be galo svarbus darbo su modeliu atžvilgiu. Reiškia, kaip aš sakiau, fotografas turi būti režisieriumi. Jis režisuoja, jis valdo modelį, jis valdo jo emocijas, iššaukia emocijas ir panašiai, nes kitaip modeliui kažką padaryti yra sunku. Jeigu aš pastatysiu tave čia, atsistok. Ir pasakysiu dabar, pozuojam. Esmė tame, kad tavo galvoje dabar tuščia, kažkokių minčių nėra ir panašiai. Ir tai yra pakankamai bjaurus jausmas, nes tu pasijauti nekokybiškai, reiškia, taip supančiota mintyse, nieko nėra ir iš esmės, kadangi mes nedavėm jokios užduoties, ir aš nepasakiau tau maždaug, žinai, ką tu darai, kokia tu esi ir panašiai, tu pradedi akcentuoti savo kūną. Ir, žinai, paskui, žinai, atsistosi taip, ne? Iškia, mes kiekvienas turim daug šablonų savo galvoj. Ir tie šablonai mus veikia, mes esam prisižiūrėję krūvą nuotraukų ir mes pakankamai mažai akcentuojam sąmoningai dėmesį tose nuotraukose į emociją, į jausmą, koks ten buvo, viso šito ryšį su istorija ir taip toliau. Ir labiau atkreipiam dėmesį į išorę, į kūną ir jo formas ir panašiai. Ir va taip mes pildom savo duomenų bazę visokiomis pozomis. Ir gaunasi taip, kad kai mūsų galva tuščia, o fotografas neiškomunikuoja modeliui, kas jinai yra tokia, kaip jinai turi dirbti ir panašiai, kad tu tada pasijauti irgi tuščiai ir nelabai ką gali papasakoti, nelabai ką gali savo žiūrovui padaryti. Tai, bet dažniausiai, sakykime, aš jeigu ir savo seminaruose duodu kamerą kažkokiam savo mokiniui ir sakau, imk fotografuok,
Tai taip ir vyksta, jis tiesiog ima kamerą, pradeda fotografuoti, nei žodžio modelių nepasako ir panašiai. Ir jeigu kataloginiai fotografijoje tas yra ok, kai mes, sakykime, nesikišam į modelio kažkokią vidinę būseną, nes iš esmės modelis tiesiog pozuoja, šypsosi, atsistoja taip ir panašiai, ten ir modelio funkcija yra iš esmės manekenas, rūbui pakabinti. Tas manekenas, kuris stovi vitrinoje parduotuvės ir panašiai, tik šiuo atveju gyvas. Ir ten nereikia kažkokio vidinio pasaulio, didesnių išgyvenimų, nuogastavimų, dramos, konflikto vidinio ar panašiai. Ten tiesiog stovi besišypsanti mergaitė ir jinai yra veidas tam tikros prekės ir taip toliau.